Tepsime struktūrinius dažus. Struktūriniai dažai būna labai smulkaus malimo, būna stambesnės frakcijos, būna ir labai stambios. Tačiau tai yra kaip po struktūriniai dažai, juos galima tiek tepti voleliu, tiek šepečiu, modeliuoti įrankiu. Visą tai mes ir darysime. Pradėsime nuo smulkesnės frakcijos, kokios tai yra galimybės, ir pereisime prie stambesnės. Pradėsime nuo smulkesnės ir dirbsime pradžiai voleliu. Jeigu yra smulkios frakcijos struktūriniai dažai, labai ilgo plauko volelio netgi nėra prasmės imti, kadangi tiek neiškels struktūrėlės. Vadinasi, užtenka vidutinio plauko ilgumo, tai maždaug būtų apie 14 mm ilgio siūliukas. Dažant struktūriniais dažais aktualu yra ne kaip paprastais dažais, stengiantis kuo daugiau išvalioti, ištempti. Mesgi turime frakciją išgauti iš tam tikro storio medžiagos. Vadinasi, mes daug nevaluojam, dažniau tepam į kibirą. Tepti galime visom kryptim. Svarbu, kad užbaigimas būtų vienodas. Vadinasi, jeigu norim frakcijos tokios, mes galim braukti į vieną kryptį ir gaunam tolygų raštą. Jeigu mes apsuktumėm volelį, jau gautumėm kitą struktūrą. Tačiau stambesnės mes jos jau neištrauksim. Štai galim palikti ir tokį paviršių. Jis išdžiūvęs šiek tiek prislops, sakant, pasilygins, tačiau liks gana šiurkštus, nemalonus liesti, tai yra praktiška laiptinėse, tačiau viduje turbūt būtų nemalonu. Galime sušvelninti visą tiek faktūrą, tiek netgi patį raštą. Galim imti teptuką, bandyti juo pamodeliuoti. Nereikia visiškai spausti, kitaip mes užlyginsime paviršių. Gavom tokį pinutės pintinės vaizdą. Galim ir taip ir palikti. Netgi galim kitą įrankį panaudoti. Galim paimti spec įrankį, medžio imitacijai sukurti. Juo vesdami per paviršių mes gausime medžio plaušo imitaciją. Taigi paliksim šią medžio imitaciją, duosim jai išdžiūti
džius maždaug parą, paskui grįšime ir tepsime lazūriniais dažais, kad išryškinti pačią struktūrėlę. O šalimais dabar tepsime stambesnę struktūrą, kad matytumėm skirtumus ir kokiais dar įrankiais galime ją modeliuoti. Imsiu to pačio ilgio plaukų volelį ir dabar tepsiu jau su stambesnė struktūra. Kaip matom, 2-3 apsisukimai volelio per jo ilgį ir mes turim vėl paimti dažų. Kitu atveju mes tik tai smėliuko frakciją suteiksim, bet neištempsim pačios struktūrėlės. Taip užbaigus, vėlgi galim palikti. Tai vėl vienas kaip iš būdų dekoruoti sienas. Galime imti kitą įrankį. Imam glaistyklę. Tebūnie tai ir mūro imitacija gali būti, bet čia dar negalimybių ribos. Galim sušukuoti paviršių su mažesnių dantukų mentele. Ar vertikaliai, ar sukimų principu. Vėlgi visokiausių gali būti dekorų. Ir švelniausias, sakyčiau, galbūt ir paprasčiausias būdas imti elementarią šluotelę ir su ją paviršių sumodeliuoti, tarkime, kad ir linijiniu vadinamu būdu. Gali būti klausimų, kaip sujungti linijas, jeigu, tarkime, pradedam nuo lubų ir nepasiekėm iš karto iki pat apačios nuvesti. Suvedimas būtų maždaug toksai. Kažkur ateinam per viduriuką ir atkeliam lengvai. Galime eiti iš apačios, užeinam ir atkeliam lengvai. Ir paskui lengvas brūkštelėjimas. Na, taip ir paliksime šiuo atveju sušukuotą mūsų paviršių, tegu jis džiūna apie 24 valandas, tada mes grįšime ir nuspalvinsime. Nudžiūvus mūsų medienos imitacijai ir lininiam efektui, mes dengsime dažyvę. Pamatysite, kiek yra variantų galimų įrankių, panaudojant, kad šiek tiek kitaip pagyvinti vaizdą. Turime su tam tikrų atspalvių geltonų mūsų dažyvę. Šiek tiek reikėtų atsiskiesti vandeniu, kad ji būtų dar skaidresnė. Šiek tiek, tai maždaug apie 15–20% vandenį.
Dažysime teptuku, ne voleliu, kadangi struktūrinis paviršius ir voleliu tokį paviršių bus ženkliai sunkiau nudažyti negu įtrinant šepečiu. Nuspalvinus paviršių mes galime jį šiek tiek įvairinti, pagyvinti kempinės pagalba, tam, kad nuo viršūnėlių nuimtumėme tuos pačius dažus. Pastaba, reikia kempinę valyti neužilgo padengus, nes jeigu dažai mūsų išdžius, paprasčiausiai kempinė jau nebenuvalys. Lengvais mostais, visiškai nespausdami, mes sausiname. Kempinę valom geriausiai yra priešingai raštui. Jeigu mes brauksime palei raštą, paprasčiausiai nusibrauks ir kitoje vietoje pasidengs. Tai geriausias yra priešinginis braukimas. Taip galim jau ir palikti mūsų paviršių išdžiūti pilnai, tačiau mums dar to negana. Mes dar paįvairinsim. Šitą paviršių mes nudažysime tokia pačia spalva, tą pačią dažyvę, tik tai truputį kitaip apdirbsime viršūnėlės. Tepam visomis kryptimis, netgi sukamaisiais judesiais, tam, kad griovelius lengviau būtų užpildyti. Galim panašių principų elgtis kaip ir šičia darėm medienos efektu, irgi imti kempinę braukyti, tačiau vienas atvejis yra, mūsų šios juostelės yra labai aštrios. Braukant kempinę, ji kimba ir nesigaus tokio gražaus darbo. Efekto praktiškai nėra. Vadinasi, mes išsitaisom savo paviršių ir duosim jam pilnai nudžiūti, o paskui šlifuosim. Galbūt ir toks paviršius tenkina, tai mes galim drąsiai palikti džiūti, bet pilnai išdžius maždaug po 12 valandų. Mes lauksim kažkur tik tai porą valandų, jau bus padžiūvęs paviršius ir mes tada grįšime jį pašlifuoti. Praėjus porai valandų mes grįžtam prie mūsų linijinio paviršiaus. Mes norėtumėm šiek tiek išryškinti, vadinkime tas juosteles visas, imsim ir pašlifuosim švitriniu popieriumi, išlys balto glaisto juostelės.
Popieriui mes naudojame 120 rūpumo. Galim imti ir dar didesnį rūpumo, stambesnį, tik tiek, kad bus tokių vietų, kur pernelyg stipriai išims. Mums to nereikia, mes geriau ilgiau, tačiau švelnesnis bus paviršius. Belieka nusvalyti dulkes. Na ir jeigu paviršius atrodo dar per mažai išaiškingas, mes galėsim jį dar paryškinti. Taigi mes grįžtame dar kartelį prie mūsų medžio imitacijos dekoro. Šiek tiek dar jį pagyvinsime. Imsime kitos spalvos lazūrą, šiek tiek tamsesnį, kitokio atspalvio ir lengvai per viršūnėlės brauksime su poroloniniu įrankiu. Imsime mūsų poroloninę trintuvę, ją šiek tiek nuspalvinsime mūsų dažyvę. Tik nereikia daug, reikia vos. Šiek tiek paryškiname dar medžio rieves. Jeigu ir taip šiek tiek per nuobodu, mes suteiksime dar vieną efektą. Pasendinsim. Vėlgi tas pas mūsų įrankis, tik tai pilkas atspalvis. Kadangi mums reikalingas labai tik tai paviršinis plonas sluoksniukas, mes stengiamės tik tai pagal medienos raštą vertikaliais judesiais paspalvinti. Ir tokiu pačiu principu mes ir šį linijinį dekorą taip pat užspalvinsim. Mūsų viršūnėlės vėlgi įgavo netgi atsparumą ir valymui, dėl to paviršius tampa neteplus.